Ir tai yra būtent atsitiko dėl to, kad egzistuojančia struktūra, darbo organizavimo, valdymo, sveikatos apsaugos teikimo principai išliko seni. Ir aš manau, kad tai yra vienintelis teisingas marksizmo teiginys. Bazė diktuoja antstatą, kad yra struktūra apsprendžia mąstymą. Ir jeigu mes nepakeisime darbo organizavimo principų, tikėtis, kad sistemoje kažkas iš esmės naujo pasikeis, aš manau, yra mažai. Iš tikrųjų yra daugybė vadybos modelių. Jie visi susiveda į du pagrindinius metodus. Tai yra transakcijinis valdymo metodas. Transakcijinis valdymo metodas vadyboje reiškia tai, kad visos iniciatyvos kyla iš viršaus ir nuleidžiama žemyn. Tai yra puikus metodas, kuris idealiai veikia armijoje. Eilinis kareivis, jis negali eidamas į mūšį pradėti galvoti, ar gerai generolas pasakė, ar blogai. Ta prasme, jis tiesiog turi įsakymą vykdyti. Tačiau pačios geriausios firmos, kurios eina į šimtuką pasaulyje, beveik be išimties visos firmos, kurios yra valdomos pagal transformacinį valdymo metodą. Transformacinis metodas tai yra tokios struktūros, kurios iš principo įgalina žmonės ir jie gali daryti įtaką. Tai yra visų pirma numatoma vizija, sukuriamas įgalinimo klimatas, kad žmonės dalyvautų aktyviai tokia sistemoje ir keistų. Visi gerai žinome interneto firmą Google, jinai yra skaitoma pati geriausia firma pasaulyje, kur labiausiai žmonės nori dirbti. Ir kaip pavyzdį galima pasakyti, kad jie, pavyzdžiui, pagalvoja, kaip padaryti, kad kuo daugiau idėjų gimtų firmoje ir kad jos būtų sėkmingai įgyvendinamos. Tada jie iškėlė tokį klausimą, iškėlė antrą klausimą, o kaip gimsta idėjos? Geriausios idėjos žmonėms gimsta valgant. Pietaujant. Tai tada Google firmos vadovai, jie pasamdė patį geriausią Amerikos šefą, įsteigė patį geriausią restoraną visoje Kalifornijoje ir Silikono slėnyje, tam, kad pietų pertraukų žmonės neitų, kad jie atsisėstų prie stalo, pietautų ten. Lietuvoje buvo daugybė koncepcijų, mechanizmų, aprašymų, restruktūrizacijų, ko tik tai nori, bet niekas neveikia. Ir savo aš blogę, kai pradėjau skelbti savo koncepcinių principus, tai daktaras Kalimavičius, kuris dirba ir Kaune, ir Vilniuje, anesteziologas, sakė, kaip padaryti, kad koncepcijos užkoduoti mechanizmai veikia. Tai būtent tai yra atsakymas, kad mes turime pereiti nuo transakcijinių link transformacinių valdymo metodų. Pinigų sistemoje daugiau nėra ir plėtra per finansavimo augimą yra neįmanoma. Vienintelis dalykas liko tai, kad gerinti sistemos efektyvumą, tai yra per fiskalinę plėtrą. Ką sako Jungtinės karalystės, tai kad per 5 metus poreikis sistemai pinigų prasme augs, jeigu dabartinės Jungtinės karalystės biudžetas yra 110 milijardų svarų. Ir tai manoma, kad jeigu nieko nepakeisti situaciją ir likti kaip dabar, dar po 4-5 metų Anglijai reikės dar 25 milijardų, kad išlaikytų tą patį, reiškia ketvirtį biudžeto. Ir tos problemos sudedamos tos dalis, tai yra ir dėl pajamų krizės, dėl to, kad žmonės gyvena geriau, mes gydom geriau tas ligas, jos brangiau kainuoja, naujos technologijos, taip pat yra ir kreditų krizė, populiacijos pokytis. Kaip iš esmės padaryti, kad tų pinigų sistemoje būtų daugiau, tai padidinti efektyvumą. Jeigu mes pažiūrėsime, kaip Lietuva pasiruošusi padidinti efektyvumą. Čia Neringos Jasaitytės darbas, kuris atsakė į klausimą, kaip pavyzdžiui 100 litų panaudoja Amerikoje, ką už tai gauna, tarkime, Anglijoje, Danijoje ir Lietuvoje. Nepriklausomai nuo BVP, nepriklausomai nuo technologijų, yra specialios formulės ir pasirodė, kad Lietuvos efektyvumas yra tik 60%. Nepriklausomai nuo to, kad finansavimas padidėjo, tačiau pasitenkinimas ir efektyvumas neauga. Tas rodo, kad sistema yra neefektyvi ir jinai nesugeba tinkamai panaudoti pinigų.
dabartinis tas modelis transakcijinis, toks darbo organizavimo metodas, jis vargu ar sugebės atsiliepti ir tos iššūkius, kurių laukia ateities medicina ne tik tai Klaipėdoje, bet ir Lietuvoje. Kokia yra situacija Klaipėdoje? Jeigu mes pažiūrėsime į 8 metų tarptautinį tyrimą, kuriame dalyvavo Lietuvos STT, Rūdas blynas yra ties visa Klaipėdos apskritimi, ties Kaunu ir Vilniumi. Čia buvo daugiausia nelegalių mokėjimų. Įdomu tai, kad, kaip matome, ten, kur įvyko laikų struktūriniai pokyčiai, įvyko anksti. Ten Estijoje šitų dalykų yra gerokai mažiau. Ir nelegalūs mokėjimai yra laikoma pagrindinė kliūtim daryti ir struktūrinės, ir visas kitas reformas, nes jinai užmusta žmonių, tiek visuomenės, tiek gydytojų norą keistis. Klaipėdoje lovų yra daugiausia, bet taip pat daugiausia yra ir nelegalių mokėjimų. Aš ne visai sutinku su profesoriaus Janušonio pozicija, kad lovos tai atspindi tą reikmę. Sveikatos saugos vadybos teorija, tai vadinasi informacijos asimetrija. Tai yra, kad mes ir pacientams nesame vienoj padėty ir paprasčiausiai, jeigu jinai yra lova, dažniausiai reiškia, jinai yra užpildoma, jeigu jos nebūtų ir greičiausiai jos ir nereikėtų. Tai kaip praktinį atvejį aš galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, srityje, kurioje aš dirbu, yra 450 000 gyventojų. Reiškia, Klaipėdoje yra 200 000 gyventojų, aišku, aptarnauja gerokai didesnį regioną. Tačiau vien tik Klaipėdoje, neskaičiuojant Mažeikių, Telšių, Plungės ir visų kitų, mes turbūt paskaičiuotume, gautume šitas būtų 2,5 tūkstančio. Reiškia, Konvalyje mes turime 900 lovų ir pacientų prasme mes aptarnaujame ne mažiau, nes vasara, nes Konvalis yra iš nuostabiausių gamtų Europoje. Pas mus Konvalį vasarą nuo gegužės mėnesio iki beveik spalio galo gyvena 1 milijonas žmonių. Jeigu pažiūrėti tą korupciją, netiesioginius mokėjimus, tai čia sociologai teigia, kad tai yra tiesiog visuomeninio intereso nebuvimo ir nepuoselėjimo išraiška. Ir jeigu mes pažiūrėsim visuomeninę prasme ir bandysim atsakyti į klausimą, tai kuri, pavyzdžiui, Klaipėdoje egzistuojanti ligoninė atstovauja visuomeninį interesą? Visus. Visos kartu, jo. Ta prasme, bet kurie, jeigu mes galvėsime, kad viena ar kita, aš manau, kad atsakymo nėra. Klaipėdoje atsirado tokia situacija, kad dėl egzistuojančių grupuočių, asmeninių įtakų, tu gali visaip įvardinti, partijų, ne partijų, vis grupių ar dar, kad gavosi taip, kad vežimas traukiamas į visas priešingas pusės. Edukologijos profesorius iš Suomijos Izadi šitą fenomeną įvardina valios paralyžių. Tai yra tipinė valios paralyžiaus situacija, kada vežimas traukiamas į visas pusės ir mes atsistojam į pato situaciją. Tai yra neaišku, ką daryti. Tai yra aklavietė. O aklavietė dėl to, kad mes užmirštame, kad čia yra pacientas, kad čia yra gydytojai, kad čia yra visuomenė. Mes kaip grupė žmonių, mes nesivadovaujame visuomenės interesų. Tai vienintelis dalykas pakeisti situaciją, mes turim pradėti vadovautis pacientų, visuomenės interesų. Reikia gaisro, reikia iš principo pakeisti situaciją, sukurti tokias struktūras. O tai turi būti kažkoks prisikėlimas visiškai naujam, simbolinė prasme. Kad būtent tą gali padaryti Klaipėdos universiteto ligoninė. Aplink tai gali būti ta ašim, kuri atspindės visuomeninį interesą, gydytojų kaip daugumos interesą ir apskritai visuomenės interesą.